Tai sveiki visi, kas žiūrite Malkinės TV. Ir šiandien parengiau gana įspūdingą programą. E, Įvyko tai, kas buvo sugalvota Donaldo Trumpo ir jo komandos spaudžiant visuomenininkams Amerikoje. Pradėti viešinti UAP UFO failai. Tai įvyko gegužės 8 dieną, dalis failų paviešinta. Taip pat įvyko dar daug ir kitokių įvykių susijusių su ufologija, su sąmokslo teorijom, su neatskleistais paslapties šydų padengtais įvykiais istorijoje, kaip 9/11, Kenedžio nužudymas ir panašiai. Tai dabar vėl naujas etapas. Galbūt jisai įdomus tuo, kad yra Amerikoje politikų, kurie ryžtasi pakelti šituos failus ir viešinti, kas buvo padaryta realiai, ar tai ta versija, kurią skelbia žiniasklaida ir viešoji politika yra tikra, bet panašu, kad turint omeny tos duomenys, kurie dabar irgi deklasifikuojami ir greičiausiu metu irgi skinsis kelią link paviešinimo, tai nepanašu, kad ta versija, kurią mes žinom iš viešos opinijos, yra teisinga. Mes daugiau žinom kitas versijas, kas nužudė Kennedy, kas sukėlė 9/11, kas sukėlė pandemiją ir kitus dalykus. Ir dabar, praeitą kartą mes kalbėjome apie tai, kad vis ieškoma įvairių protrūkio galimybių sukelti per visą pasaulį. Nepavyksta, tai netaip paprasta padaryti. Tai štai, šios ir kitos temos šios dienos mūsų darbotvarkėje. Likite su manimi iki galo, nes tai yra vienintelis ufologinis apie UAP kanalas lietuvių kalba. Aišku, auditorija čia nėra didelė Lietuvoje, kas domisi tom temom, bet visgi pasistengsiu link pabaigos dar ir pažerti tam tikrų perliukų apie žvaigždžių vartus, dėl ko šiandien kyla įvairūs konfliktai Hormūzų sąsiauryje tarp Irano ir Izraelio ir kiti dalykai. Tai apie tai pakalbėsim vėliau, pabandydami apžvelgti egzopolitikos aktualijas ir interpretacijas iš įvairių ufologinių ir konspirologinių šaltinių. Bet dabar mes pabandykime eiti link mūsų apžvalgos ir pasikalbėti apie tai, kas pastaruoju metu aptariama visam pasaulyje. Nuo to ir pradėjau galbūt, kad 26 metų gegužės 8 diena oficialiai įdomi tuo, galbūt jau mes pripratėm prie 8 gegužės, kad tai yra Antrojo pasaulinio karo pabaiga, bet vėlgi yra nauja tema. Ir ta tema susijusi su pradėtais viešinti UAP UFO failai. Tai gera pradžia. Ir antai įvairūs šaltiniai įvairiai bando tą atskleisti ir paaiškinti, kasgi čia nutiko galų gale. Ir pabandysim, gal aš iš pradžių pradėsiu ne nuo NSO arba UFO arba UAP failų, bet nuo dar tokios baisesnės naujienos, kas yra pradėta daryti JAV kongrese. Po to perėsim prie atskleidimo ir jau keletą minčių apie tai esu išdėstęs praeitą kartą, bet dabar dar tų komentarų atsiras. Antai kongreso narė nuo Respublikonų partijos iš Floridos, tokia Ana Paulina Luna, vadovaujanti atstovų rūmų priežiūros darbo grupiai federalinių paslapčių deklasifikavimui, tai yra atskleidimui. Tai yra tokia komisija ir tai komisija atstovaujanti, ji balandžio pabaigoje apie 29-30 dieną paskelbė, kad JAV kongrese įvyks klausimai MK Ultra protokontrolės programos ir su tai susijusiomis temomis. Mind control
ir įvairias programos, kurios buvo vykdomas įvairių spės tarnybų po šią vėliavą. 70-ais, 70-ais, 80-ais ir vėliau. Ir tai patvirtina daugelį šaltinių, skaitant jos pačios pranešimą socialiniam tinkle X. Tačiau renginys dėl techninių kliučių, jisai buvo numatytas, kad vyks gegužės 13 ar 14, buvo atidėtas. Darbotvarkės klausimai susijęs su CŽV ir MK Ultra programomis ir tai, kaip naudojami LSD, hipnozė ir panašus dalykai, kaip traumuojami, pavyzdžiui, žmonės, ypatingai vaikai, ruošiant juos, rengiant juos tapti samdomais žudikais arba provokatoriais ir įvairiom kitom specoperacijom atlikti reikalingais klausiniais robotais, biologiniais robotais. Tokios technologijos buvo kūriamos, naudojamos, imami žmonės ir daromi su jais eksperimentais. Klausimų JAV kongrese renginys buvo perkeltas vėlesniam laikui iš 13 į kažkada ateitį, nes ta pati Ana Paulina Luna, X Twitter'e, prieš pat 13 dieną paskelbė, kad iš 4 liudytojų tik vienas patvirtino, jog dalyvausis. Buvo 4 liudytojai, kurie tvirtino, kad taip prieš politikus kalbės ir sakys tai, ką jie žino apie tas slaptas programas. Ir 3 iš jų, pabrėžiama, dėl legitimių saugumo susirūpinimų, vadinasi, jiem buvo grasinta susidorojimu, atsisakė liudyti ir įtariama, kad jiem buvo labai griežtai grasinama. Procesas nestoja vietoje ir nauja data bus greičiausia paskelbta vėliau apie šių metų, tai yra 26 metų rudenį. Nu, tai atitinka platesnį Anos Paulinos Lunos ir kitų respublikonų, jos grupės darbą, siekiant pirmiausia deklasifikuoti UAP UFO failus, apie tai šiek tiek vėliau bus. Ir dabar jau prie reikalas prie slaptų programų proto kontrolės atskleidimo. Ir pagrindiniai motyvai, kodėl tai yra daroma, tai skaidrumo ir federalinių paslapčių deklasifikavimo siekis. Ir atstovų rūmų priežiūros darbo grupė tam buvo sukurta. Ir jos užduotis deklasifikuoti paslaptis, atskleisti paslaptis. Ir jai vadovavo būtent minėta politikė Ana Paulina Luna nuo respublikonų. Beje, toj grupėje yra ir demokratai, ir respublikonai, ten proporcijos išlaikytos normalios. Kongreso klausimai, kurie buvo numatyti MK Ultra ir proto kontrolės klausimams, siekiant juos atskleisti tuos slaptus eksperimentus, buvo platesnio konteksto dalis ir į tai įeina ir UAP, ir MK Ultra, ir visos kitos didžiosios CŽV, purvinų paslapčių dalykai. Tikslas tokio viso vajo, ačiū Dievui, kad jisai kilo, ačiū Dievui, kad pagaliau iš sąmokslo teorijų rūsio šitos teorijos išlindo į viešumą ir tapo mass medijos arba mainstreaminės žiniasklaidos viena iš populiaresnių temų dabar, išskyrus Lietuvą. Ir tikslas to burbulo, sakykim taip, ištirti, kiek dar medžiagos neskaita, įvertinti vyriausybės atsakomybę ir atkurti visuomenės pasitikėjimą tarnybomis, ypatingai kariškiais, žvalgyba ir panašiai, nes dabar gandų ir istorijų apie tai, kad kariškiai, žvalgybininkai darė eksperimentus su žmonėmis labai daug. Yra daug filmų ir knygų apie tai pastatyta. Priminsiu tik tai vieną plačiai užmerktos akis, kur detaliai atskleidžiama filme siužete, kaip viskas vyksta. Ir pagaliau tas
tas dalykas eina į viešumą. Ir minėjau žiniasklaidą, tai pati Ana Polina Luna ir kiti politikai atsirėmė į Daily Mail straipsnį apie projektą Artišokas. Straipsnis buvo spausdinamas šių metų vasario mėnesį per du kartus, dvi dalis buvo. Pradžia, po to papildymas ėjo. Tas straipsnis sulaukė labai daug komentarų atsiliepimų ir turėjo tokį burbulo, sprokstančio burbulo efektą anglakalbiai žiniasklaidoje ir ne tik. Ir būtent, kaip teigia žiniasklaida, jau kovo ir balandžio mėnesį darbo grupė ir buvo sukurta tam, kad siekti parodyti, kad federalinės agentūros, ypač žvalgyba, slėpė, o galbūt ir slepia informaciją, kuri gali atskleisti piknaudžiavimus labai rimtus. Mes Epsteino failus minėjom, tai čia dar baisesni failai, kuriuos jeigu atskleis kada nors minėtos komisijos, panašios darbo grupės arba pati politikė, kurios pavardę paminėjom, tai gali sukelti didelį rezonansą. Aišku, bus slepiama, aišku, bus muilinama, aišku, bus norima pakišti kuo giliau, kad arba užmaskuoti, nes tai yra labai rimtų politikų, labai rimtų dėdžių ir tėtų susirūpinimo klausimas dėl jų pačių ateities ir galbūt finansų. Praras pinigus, garbę, šlovę ir dalis politikos gali iš viso atitekti ne tom rankom, kaip pas mus dažnai juokaujama, laimi ne tie. Vat, ir ten už Amerikoje ir plačiai pasaulyje yra bijoma, kad nedaug dievė rinkimus ar daugumoje šalių, ar mažoje dalyje, arba didžiosiuose šalyse laimės ne tie ir ten galbūt pasisuks verpetas politinis tą kryptim, kad tie visi įtaka finansinė ir politinė ir jėgos galią turintys politiniai veikėjai ir organizacijos gali tiesiog išnykti nuo paviršiaus arba jie bus teisiami arba uždėti antrakį ir panašiai. Tai jie tą suvokia kaip savo asmenę tragediją, kaip pasaulinę tragediją, nes jeigu tas elitas bus nušluotas, aš kažkada, kai mes kalbėjom ir diskutavom apie 3A atlaso istoriją, dar tai buvo praeitų metų ruduo, minėjau, kad viena iš energetinių pasiekmių šito objekto vizito per Saulės sistemą yra ta, kad vyks politikos elito sanavimas. Tai pakeitimas politinio elito bus nuimti bankiniai, verslo, oligarchų, šou biznio, visi tie, kurie yra įsitvirtinę ir mano, kad esą galingi ir valdo ir daro įtaką mūsų darbotvarkei, mūsų gyvenimui, jie turėtų būti pakeisti kitais. Tai dabar aš matau, kad fiziškai atėjo tas laikas, kai tie dalykai pradėjo realizuotis. Aš kartais, patingiu pas nueiti į savo paties įrašus, kurie buvo prieš pusę metų šiame pačiame kanale ir pasižiūrėti, kas ten buvo kalbama. Ogi aš sakiau, kad ateis laikas, prasidės politinio elito sanavimas. Ir jie tą puikiai suvokia. Ir prasidės netgi, mano galva, įdomus dalykai, kai, įdomus gal ne ta žodis, čia reiktų sakyti, kad pavojingi, kadangi jie gali sukelti karą, jie gali sukelti stichinės nelaimės, jie gali sukelti pandemijas, kad dabar irgi daroma, tam, kad nutraukti dėmesį nuo pagrindinės šitos temos, B, išlikti kiek įmanoma toliau ant bangos ir toliau daryti įtaką pasaulio žmonių gyvenimams. Bet tai yra neišvengiamai neįmanoma, kadangi ateis kita banga, jau jinai ateina ir tie visi veikėjai bus nušluoti. Tai va, tai tas dabar vyksta Amerikoje ir kalbant toliau apie Lunos darbo grupę, ką jinai sumašiusi daryti, tai ištirti Johno F. Kennedy nužudymą ir jo aplinkybės, taip pat įvertinti
įvairių kitų trečių šalių perduotus failus ir ginčių su ČŽV dėl dokumentų konfiskavimo ir perdavimo visuomeniai. Tai šito politiko nužudimas kelia daug klausimų ir matomai tai bus svarstoma. Toliau, Roberto F. Kennedy nužudimas, Martino Liuterio Kingo nužudimas ir toliau MK Ultra programa visa ir susijusios kitos subprogramos mažesnės proto kontrolės, Mančiūrijos kandidatė samdomų žudikų, samdomų nusikaltelių, kurie programuojami nuo mažmens daryti tą, na, trečią, tampa teroristais, žudikais, įvairiais užzombintais veikėjais, kurie daro tai, ką nori operatoriai. Taip pat tolesnis UFO, UAP, NSO, USO, taip pat povandeninių objektų deklasifikavimas. Taip ir nuolatinis darbas, prašymai Pentagono dėl papildomų vaizdo įrašų, dokumentų. Pentagonas viską turi, bet tai, kas yra paviešinta gegužės 8 dieną, tai šiek tiek, na, nuvilia, arba jie sunaikino, arba jie dar naikina tai, kas nereikia ir pateikia visuomeniai tik tai nuotrupas, arba čia vyksta dūmų nuleidimo operacija. Taip pat ketvirtų numerių ketvirtas darbotvarkės klausimas - Jeffrey Epstein klientų sąrašas ir susiję dokumentai, COVID-19 kilmė, įskaitant laboratorinės kilmės hipotezės ir 9/11 atakos ir su tai susiję failai. Va tai tokie yra darbo grupės, kuriai vadovauja Ana Paulina Lūna, klausimai. Ir tikslas deklasifikuoti, atskleisti visas paslaptis susijusias su tai, o mes turėsime galimybę, daug dievė, sužinoti tikrą tiesą, kas iš tikrųjų buvo, įvyko, tarkim, netgi 9/11 atveju, kai tai daug yra įvairių keistų, nelogiškų paaiškinimų, kodėl griuvo tie dangoraižiai, dviniai ir panašiai. Nelysime tą temą, tai tikrai daug paslapčių ir visas tas paslaptis, kaip antai, planuojama paviešinti. Taip, ir dabar trumpai apie straipsnį Daily Mail, kuris buvo publikuotas 26 metų vasarį apie CŽV programą Artišokė, kuri buvo vykdyta nuo 1952 metų, nuo kurios JAV politikai, kongreso nariai ir pradėjo visą eilę tyrimų toj komisijai. Ir iš esmės pats projektas, CŽV dokumentai susiję su Artišoko programa buvo pradėti deklasifikuoti arba atskleisti iš dalies dar 1983 metais. Bet 25 metais vėl išpopuliarėjo šitas klausimas, nes pradėjo plisti socialiniuose tinkluose. Ir dokumentas yra susijęs su, kaip jau minėta, programa, kuri buvo vykdyta slaptai nuo 51 iki 56 metų ir kuri buvo jau liūdnai pagarsėjusios proto kontrolės programos MK Ultra arba Mančiūrijos kandidatė pirmtakė. Ir kaip rašo Daily Mail ir kita žiniasklaida, kuri perspausdino šitą medžiagą, ir po to tęsiniuose tas buvo rašoma, kad elito vakarėliuose buvo naudojamas alkoholis, specialūs chemikalai, kuriame buvo įlašinama į aukų kavą, ten šampaną ar ką ten negėrė, chemikalus, įvairias medžiagas, po to jie tapdavo nevaldomais pagal programą veikiančiais žudikais ar kitokiais blogį darančiais asmenimis ir jie tiesiog
darydavo tai, kas liepia. Kalbant apie MK Ultra, kuri buvo jau vėliau vykdoma po Artišoko, tai buvo nueita dar toliau, kadangi buvo įmami iš asocialių šeimų, iš prieglaudų vaikai, kurie buvo traumuojami pagal antrojo pasaulinio karo metu nacių koncentracijos stovyklose vykdomus eksperimentus. Jų sąmonė buvo skaidoma į subsąmonės, tokie subprotus, subasmenybės. Ir viena iš tų subasmenybių, alternatyvių asmenybių, šoko arba ten traumavimo pasiekmėje, ten buvo naudojami ir elektrošokas, ir narkotikai, ir visokie kitokie velniai. Tai tada tie vaikai gaudavo tas programas, jiem buvo įdėkta, kad jie turi nueiti padaryti tą, na, trečią, ketvirtą, arba vykdyti komandas, kurios jiems bus siunčiamos, negi tos komandos buvo siunčiamos ne kažkur tai alio, alio telefonu arba per messengerį, ne, tai buvo orų, tiesiog jų smegenys duodama komanda daryti tą, na, trečią ir jie darydavo. Tai iki to buvo pasiektas proto kontrolės sistemų proveržis, kad jie mokėjo užprogramuoti ne pavienį vaiką arba paauglį arba jau suaugusį žmogų, kuris jau išdresuotas atlikti nusikaltimus, bet ir kareivius, kuopas, ten spės tarnybų, visokius ten riaušių malšintojų tarnybas, kad jie nejaučia jokio sąžinės graužimo, jokios empatijos, jie ima ginklą, ten tos dujas purškia, daužo nekaltus žmonės, kurie teisėtai reikalauja kažko iš valdžios demonstracijose arba panašiai. Jų atžvilgių yra pasiunčiami įvairūs spinduliai, radarais veikiami jų smegenys. Ir tie, kurie tą daro, jie turi nejausti jokios empatijos atžvilgių tų, kuriems tai yra daroma. Tai yra tų žmonių, kuriuos reikia nuslopinti, nustumti, jau nekalbu apie jau kitokias letalinės pasiekmes. Tai va tas yra daryta, nagrinėta, tyrinėta programoje MK Ultra per beveik iki 83 ar 2 metų. Ir dar galima čia pridurti, kad po 90-ųjų, kai, aišku, tai visą tai buvo daroma po vėliava šaltojo karo, bet tai, kai šaltojo karo neliko, tai visą tai buvo perduota pusiau privačiom saugos tarnybom, tokiom privačiom kariuomenėm, kurios nu, vykdė, sakykime, valstybinius užsakymus, policininkai, kariškiai čia ne prie ko. Ir buvo siunčiami į įvairius karštus taškus, į visokias infiltruojami partijas politinės, sporto organizacijas, visuomeninės, religinės, bele kur. Ir jeigu kažkokia tai organizacija, kuri kelia grėsmę, kažkam nepatinka, tai infiltruojami yra asmenys, kurie yra paruošti pagal jau patobulintą, pagerintą MK Ultra programą, jie eina į vidų, daro tą juodą ardomąjį darbą ir po to jau belieka tik tai tą organizaciją numarinti ir jinai ten pati žūsta arba jinai padaro kažkokį tai veiksmą, kuris yra kaip nusikaltimas baisus, o galbūt iš tikrųjų ta organizacija arba ta žmonių grupė buvo pradžioj turinti labai gerų ketinimų kažką gyvenime arba pasaulyje pakeisti. Bet tai daroma senai, po 90 metų tai įgyjo naujus tokius ryškius kontūrus, kaip jau plačiai naudojama ir įvairiuose, jau neskelbia, kad tai yra MK Ultra, jau neskelbia, kad tai yra Mačiūrin kandidatė. Tai yra normaliai kitais pavadinimais pavadinta ten NLP plus kažkas tai panašiai programa, kurią ruošia, kurią naudojant ruošiami yra kariškiai, policininkai, saugos tarnybų arba spec tarnybų, civiliai žmonės, kurie infiltruojami ir daro juodus darbus. Tai naudoja ne tik tai Amerikoje, ir Rusijoje, ir visos šalis tą dabar
perėmė gerąją praktiką, kabutėse ir viskas tai yra naudojama. Bet atskleisti dabar ištakas tų visų dalykų ir pateikti, kad tai yra amoralu, neteisinga ir žmonės atsipeikit, to nedarykit, tai yra dabar būtinybė numeris vienas, kadangi mes jau kalbėjom apie tai, kad turim ruoštis elito sanavimui. Elito tų visų žvaigždžių, žvaigždučių, politikų, bankininkų, kariškių, bele ko, kas yra užlipę ant Olimpo ir mano, kad gali spręsti mūsų likimus ir likti nenubaustais. Tai va tų atžvilgių tas sanavimas yra kaip banga paleistas. Ir dabar tos bangos sulaikyti neįmanoma. Tai yra, jeigu remtis senąją prancūzų radiestezijos mokykla, tai yra ta žalia širdies teigiama banga, kuri negi labiausiai tų sąmonės kontrolės projektų pažįsta žmogų, paveikia ir jisai pradeda galvoti kitaip, kad galbūt reiktų jam eiti ir pasakyti tiesą, arba atsisakyti savo ketinimų, arba prisipažinti, kad jisai buvo veikiamas, arba duoti parodymus teismuose, bylose arba komisijose, tokiuose kaip dabar yra sukurta JAV, kurie vadovauja Ana Paulina Lūna. Tai va, ir buvo tie straipsniai Daily Mail vasario 26-27 dieną apie projektą Artišokas ir aš galvoju, kad čia yra labai gerai, kadangi visuomenė turi teisę žinoti, aišku, tai yra labai dozuotai, labai per mažai mano galva, per lietai, per vėlai, bet tą reikia daryti. Ta reikia daryti ir palaikyti, energetiškai palaikyti tos žmonės, kurie siekia visą tai deklasifikuoti, atskleisti ir parodyti visą tą juodąją pusę. Ir kam to reikia? Reikia tam, kad išsivalyti, apsivalyti ir sanuoti tą lytą, nugriauti, nuversti lauk ir kad ateitų nauja karta. Va dabar mes kalbam apie indigo vaikus, kurie po 2000-ųjų jau dabar jiems 20 keli metai ir jie dabar specialiai pavadinti visokiais ten, kad ten spes poreikių turintys ir panašiai, bet tai yra visai kitos kokybinės sielos žmonės, kurie turi užimti tas pareigas ir išstumti tą visą juodąjį senąjį elitą. Bet tai yra čia kita šneka, kita tema, aš nenoriu tai per daug grimst. Ir kokios paskutinės naujienos po to, kai dabar prieikim prie Pentagono reikalų, prieikim prie to, kokios buvo, dabar praėjo kelios dienos, kai tik 2 savaitės praėjo po to, kai Pentagonas atskleidė prezidento Trumpo nurodymų per svetainę var.gov.ufo didelę dalį apie 160 failų, dokumentų ir nuotraukų ir istorinių pranešimų apie UAP nuo 1940 metų iki 2020, įskaitant Apollo misijų nuotraukas ir karinius incidentus. Ir va čia reikia duoti pylos ir kritiko dabar už tai, pagiriant, kad tai prasidėjo, bet reikia dabar duoti ir pylos. Tai yra migloti vaizdai, radarų duomenys netikslus be jokių aprašymų ir komentarų. Liudininkų pranešimai tokie, iš kurių sunku kažką spręsti. Nėra aiškaus ateivio įrodymo, bet pripažįstama, kad dalis ateivių lieka už kadro neišaiškinti. Dabar cituoju kritikus, nes tai labai svarbu. Papildomi failai bus įkelti po kelių savaičių, bet panašu, kad gali būti nauja ir daugiau tokių jau su įrodymais atveju, bet tai, kas dabar įkelta,
Ir pagal tai, ką žmonės komentuoja X, Reddit ar Instagrame ir kitose tinkluose, panašu, kad yra atsifutbolinimas arba galbūt vadinkim atsifutbolinimu, bet iš kitos pusės tai yra įmetė ir žiūri, kaip reaguoja, ar ta informacija nepadarys žalos kažkaip saugumo dalykam, dar kažkam tai. Bet nereikia per daug galbūt to skepticizmo dabar pompuot, dar viskas neįvyko, dar tik tai pradžia, dar tik tai pirmas žingsnis, pirmi failai. Apsišarvuokim kantrybę ir palaukim šiek tiek ir kokie tie failai išlys dar antrų arba trečių žingsnių arba per artimiausius metus arba du, kas bus paviešinta. Apibendrintai, visgi tai yra geras žingsnis, bet to neužtenka. Ir mes turėtume lūktert, nekritikuoti per daug, nors norisi ir aš tą kritikuoju, bet palaukiam antro ir trečio žingsnio. Ir spręsti apie tai, ar tai dūmų uždanga, ne, taip norisi truputėlį ir kritikos, ir kritikuoju, bet vėlgi, kadangi na, aš irgi iš tų kritikų ir skeptikų esu, tai, bet aš toksai skeptikas esu santūrus. Palaukim, ne iš karto, pilos reikia duoti, bet ir tuo pačiu palaukim, kad išlystų viskas, visko daugiau. Aš manau, kad ko neįvyks tikrai, jie neįkels tų failų, kur akivaizdžiai matosi bio signatūros kažkokios tai, bio padarai, ten tie ateiviai, dar kažkas tai va šito jie nekels ir neįkels tiesioginių įrodymų, kad žmonės prisilietė prie tų artefaktų ir kažkur juos išvežė. Turiu omeny kariškius, spec tarnybas. Va to jie nedarys, o visa kita ten, kur migla, rūkas, gal daugiau to rūko nuims šį kartą, tai yra ateinantį kartą, matysim. Taip, ir kas iš to? Nieko iš to toliau nebus, tiesiog palaukim ir nedarykim kažkokių tai gilesnių įtarimų. Dabar, aš kažkurio tai laidoj prieš porą mėnesių, kai čia prasidėjo tie visi neramumai su Iranu ir Izraeliu, Hormūzo sąsiauris ir taip toliau, kalbėjau apie tai, dėl ko viskas tas karas, nu, tas konfliktas kilo. Iš tiesų tai yra kraštas, kuris, dabar perinam prie kitos rubrikos, jau nuo tų visų skleidimų, UAP, Trisai Atlaso bangos, kuri dabar sanoja elitą, pradžia tokia, bus vėliau, kiti įvykiai galbūt įdomesni. Sunkus procesas, nelengva, sutinku, bet reikia lūktert. Banga prasidėjo. Dabar perinam prie egzopolitikos ir mūsų rubrika yra Stargate 10 ir pažiūrėsim, kas, nu, tiesiog pažvelgsim į šitą reikalą, apie kurį dabar daug rašo, kad ten naftos kainos kyla taip toliau, iš tokios, nu, vadinkim, irgi ufologinės perspektyvos, ar ne? Jo labiau mūsų kanalas yra ufologinis, UAP, vienintelis lietuviškas kanalas, kuris kalba apie tai. Lietuvoje ta tema nepopuliari, bandom tai populiarinti ir kalbėti apie tokius klausimus. Tai va, ir vienoje iš praėjusių laidų kalbėjau apie Stargate'us ar žvaigždžių vartus, tai tokia technologija, kur, na, aš kaip įsivaizduoju, aš truputėlį esu, kadangi technokratas ir mano protas toksai inžinierinis, aš iš karto, kai pasako Stargate arba žvaigždžių vartai, įsivaizduoju kirmagraužą tarp dviejų erdvėlaikio vietų. Tai yra, na, pilnai fizikinė matematinė konstrukcija, kurią aprašo
žymus fizikas Stevenas Hopkinsas šitoje knygoje. Ir yra ir kitų autorių, Penrouzas, iš Rusijos Panovas ir daugelis kitų. Tai šita teorija apie kirmagraužas tarp dviejų erdvėlaikio vietų realus. Gali būti kirmagrauža iš praeities į ateitį, iš ateities į praeitį. Tai taip pat fizikinė prasme ir matematinė prasme įrodydami dalykai. Bet čia kalba eina ne apie erdvėlaikį. Čia kalba eina apie visai kitokį fizikinį reikalą, tai apie daugia sluoksnę visatą arba multivisatą, multiversą, kitaip sakant. Ir vėlgi remiuosi šita knyga ir čia juodu ant balto parašyta, kad taip yra tokia versija ir jinai labai dabar kultivuojama tarp fizikų, kad tai yra po didžiojo sprogimo susiformavusi vadinama nuolatinės infliacijos teorija arba pastovios infliacijos teorija, tai yra plėtimosi teorija. Pagal šitą pastovios arba nuolatinės infliacijos teoriją arba plėtimosi visatos teoriją po didžiojo sprogimo matematiškai pagrindžiant tai turi būti, kad egzistuoja ir paralelinės mūsų visatos versijos. Tai kita išvada, kad keliauti per Stargate'us mes nekeliaujam per kirmagraužą į kitą erdvėlaikio vietą, nors ir taip galima, teoriškai bent jau. Bet į kitą multiverso rankovę, kaip aš kartais vadinu, paralelinę versiją, kur yra visai kitas pasaulis, negu mes jį suprantam čia. Su visai kitais dėsniais, su visai kita logika, su visai kita chemija ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va štai čia yra egzopolitikoje manoma, kad Žemėje yra 12 vietų, kur egzistuoja portalai į kitas multiverso rankovės, kitus burbulus. Dar galima tai įsivaizduoti, kaip įsivaizduokit, vonioj prileidžiam vonios skysčio ir leidžiant vandenį iškyla vienas burbulas, o šalia daug mažų kitų. Tai va taip yra įsivaizduojamas tas multiversas arba daugybės visatos koncepcija po didžiojo sprogimo remiantis pastovios arba nuolatinės infliacijos teorija. Tai žvaigždžių vartai yra išėjimas į paralelinę arba aukštesnės dimensijos multiverso versiją arba tos visatos versiją, kurią mes suprantam kaip po didžiojo sprogimo, nes tai yra vėlgi 12, o kartais sako 24 leveliai tos visatos pagal vibracijų spektrą. Tai, ką mes matom euklidinėme erdvėlaivyje kaip žvaigždės, visa kita, tai gali būti tik tai tam tikra, nu, vadinkim, haliucinacija arba optinė apgaulė, bet iš tikrųjų mes matom tik tai, ką kūrėjas sugalvoja, kad mes matytume tai, va, tas žvaigždės, planetas ir taip toliau. O iš tikrųjų tai yra visai kiti pasauliai ir tie pasauliai turi visai kitą vibracinę fiziką. Mikro ir makro vibracinė fizika visai yra kita. Tai tie Stargate'ai, kurių yra 12 Žemėje, jų yra įvairiose vietose pasaulyje. Ir viena iš tokių vietų yra būtent ties Hormūzo sąsiauriu. Ir, pavyzdžiui, Kailašo kalnas, ar ne, Kinijoje, Tibete, jisai priklauso Kinijai ir ten kinai pilnai kontroliuoja šitą reikalą. Yra kitų, aš dabar mintinai neprisimenu to išsidėstymo, yra puikia knyga, kur ir plakatų dabar YouTube'e galima rasti ir kitose socialiniuose tinkluose, kur visą tai nupiešta, kur tie 12 yra. Tai ta 10 yra vienas svarbesnių ir Žemėje yra 12, kaip minėjau, ir
Tai yra vadinami planetariniai arba energetiniai vartai į kitas multiverso versijas, kuriuose yra vibracinė fizika visai kitokia negu Žemėje. Vibracinė fizika. Ir tie stargeitai jungia Žemę su kitomis dimensijomis, žvaigždžių sistemomis ir senovės tarpžvaigždinėmis civilizacijomis, tokiamis kaip Anunakiai, drakonai, Nordikai, Plejdiečiai ir begalės kitų, tiek mūsų lygio, tiek aukščiau įsivyščiusi. Na, jeigu paversti į tą Kardašovo skalę, kur egzistuoja trys išsivystymo arba keturios išsivystymo pakopos, tai būtų antra arba trečia išsivystymo pakopa. Mes esam dar pirmos nepasiekę. Bet tai ne mechaninis targeitas, kaip mes įsivaizduojame iš to filmo. Kaip aš irgi kartais, kaip technokratas, kartais klaidingai įsivaizdavau šitą reikalą. O gyvas energetinis portalas susijęs su Saulės arba šviesos sąmonė, Saulės arba šviesos sąmonės lygiais, su deimantiniu Žemės kristaliniu planu ir penkiais pagrindiniais Žemės elementais, o taip pat moteriška ir vyriška energija. Tai yra, mes Žemėje žmonės esam šiek tiek, nu, švelniai tariant, atsilikę dėl to, kad tie portalai, jie yra, nu, kaip čia pasakyti, kaip teigia tie visi autoriai, negerose rankose. Arba rankose, kurie nori kontroliuoti tą pasaulį ir daryti tą naują pasaulio tvarką. Nes štai kaip viskas vyksta. Įsivaizduokit, yra kosmoso spinduliuotė. Kosmoso spinduliuotė yra kelių rūšių arba įvairi. Tai, kas ateina iš Saulės, viską sutvarko Žemės magnetinis apvalkalas arba laukas ir nustumia tas daleles į šiaurę ir mes matom dėl to šiaurės pašvaistį. Bet yra ir kitokia kosminė spinduliuotė, jinai susideda iš begalės kitų dalelių, kurios kiaurai praeina Žemės atmosferą, jos nesustabdo Žemės magnetinis laukas, tik tai iš dalies ją, nu kaip čia pasakyti, pagauna, su Žemės magnetiniu lauku kontaktuoju, su Žemės magnetiniu tinklu kontaktuoja ir pasiskirsto tolygiai po visą Žemės rutulį tą kosminę spinduliuotę. Kosminės spinduliuotės fizika viena iš jauniausių fizikos rūšių, dar kitaip vadinama aukštų energijų fizika arba kosminių dalelių fizika ir labai nedaug žmonių planetoje apskritai tuo klausimu užsiima. Na, dabar stato rusai, didelį teleskopą prie Baikalo jau pastatė, turi australai pasistatę, turi kanadiečiai pasistatę ir, man atrodo, kažkur tai Patagonija yra Anduose irgi panašus prietaisas, kuris stengiasi fiksuoti kosminę spinduliuotę. Tai mes kaip mokslas, aš kalbu dabar iš mainstreaminio mokslo pozicijų, per menkai žinom tą dalyką, bet pripažįstam, kad tas kosminis spinduliavimas vyksta ir kaip rašo tas pats Stephenas Hawkinsas, tas spinduliavimas vyksta pastoviai ir įvairiom kryptim. To dalelis atakuoja Žemę, kosmino spinduliuotė patikė Žemę ir ką toliau veikia, o jau čia toliau jau kalba, na, vibracinė fizika arba ta senoji prancūzų vibracinė fizika, kuri sako, kad tai pasiskirsto, tos dalelės, ta spinduliuotė pasiskirsto po Žemės kristalinį tinklą ir magnetinį tinklą. Kaip tai vyksta, aš nepasakysiu, bet nu, daugmaž tokie mokslininkai kaip Vilhelmas Reichas, Lachovskis, Belizalis prancūzas, Karimas Ibrahimas, austrų fizikas, šveicarų fizikas, Egipto kilmės ir daugelis kitų, aš dabar pavardžių neprisimenu, jie tą tyrinėja ir jie toli pažengia toj srity. Ir esmė tokia, kad yra taškai, kur ypatingai stipriai
koncentruojasi šita kosminė energija ir kuri lemia visos Žemės energetiką toliau, kaip jinai pasiskirsto per Žemės magnetinį tinklą. Ir pirmasis Irano-Irako karas, tai yra, kaip ten buvo, kodėl čia buvo tas dalykas taip aštriai suteiktas, todėl kad kai buvo pirmasis Irano-Irako karas 1980-1988 metais, dalis teritorijų perėjo iš Irano į Iraką ir irakiečiai, kadangi turėjo daugiau visko techniškai, jie buvo techniškai galingesni negu Irakas, tai yra Irano pusė. Jie galvoja apie tai, kaip paslėpti savo karinę techniką po žemėmis. Ir jie rausė tunelius. Ir tos salos, kur dabar Hormūzo sąsiaurio, yra sujungtos su kontinentinė Irano dalimi ir ten yra dideli tuneliai. Ir kasant tos tunelius, dar 80 kelintais tai metais buvo aptikti požemiai ir požemiai su mumijomis, mumifikuotais ateivis arba būtybėmis, yra nuotraukos internete, ir technologijomis, kurios liudė apie tai, kad čia mus lankė kitų civilizacijų atstovai iš kitų dimensijų jau labai senai. Ir ten yra kažkas, ko galbūt dar mes negalim pasakyti, nes tai visai kitos logikos civilizacijos, kitos fizikos civilizacijos ir mes nelabai galim apie tai kažką daugiau pasakyti. Bet kontroliuoti tuos dalykus labai stengiasi ypatingai Izraelis, buvusioji JAV ir pasaulio globali sistema, nes tai galimai buvo raktas į kontrolę viso pasaulio. Ypatingai žmonių, nes įsivaizduokit, magnetinis laukas sąveikoja su žmonių auromis, su žmonių bio lauku ir per bio lauką mes galima užpompuoti informaciją arba kažkokį tai virusą informacinį paskleisti ir per tą magnetinį tinklelį pasiskirsto tą informaciją ir gali, pavyzdžiui, kaip tas COVID-19, būtent tokiu keliu ir plito per tos dalykus. Na, va, tai tas dalykas domina ir dar vienas momentas, atsirado palydovai, kurie mato po žemę. Ir mato po žemę pakankamai giliai. Nes palydovai tyrinėja Žemės gelves iki beveik 2 km gylio. Ir jie mato, kad yra kažkokiose pasaulio vietose tokio kupolo formos, taisyklingos kupolo formos, užkasti arba po žemėm esantys dariniai. Ir vienas tokių būtent ir yra Stargate 10 maždaug toj vietoj, kur Iranas ribojasi ties Hormūzo sąsiauriu. Ir vienas tokių žmonių, kuris apie tai kalba, yra Michaelas Sala ir kiti. Ir dabar, kai buvo Persų įlankos karas 91 metais, antrasis prasidėjo 2003, kurio metu buvo nuverstas Sadamas Huseinas, neva dėl to, kad reiškia, masinį naikinimo ginklą turėjo, bet jo nerado. Iš tikrųjų, JAF ir sąjungininkai norėjo paimti senas technologijams, tos artefaktus iš po žemių, bet Sadamas jo netidavė ir iš viso jiem nepavyko, nes nebuvo aišku, kurioje pusėje sienos tie artefaktai yra, ar Irako, ar Irano. Dabar, kadangi atsirado tie palydovai, jie tiksliau nustato, kad tie artefaktai yra Irano teritorijai dabartiniai ir ten tie yra kupolai po žemėm, kupolo formos dariniai, juos iraniečiai rado ir jie yra tyrinėjami ir iki šiol tyrinėjami ir Izraelis ir ta giluminė valstybė nori tą paimti.
Tai va, tai yra siekis prieš ar įsivažiuojant tam visuotiniam sanavimui, sustabdyti šitą procesą, kad tos naujos energijos, kurios ateina iš mūsų globojančių kitų dimensijų, siekiant, kad Žemė pakiltų į kitą vibracinį lygį, tai tam bus ir norima prieš pastatyti kažką tokio, kad to nebūtų. Ir atseit vienas iš tokių įrankių, kad to nebūtų, paimti visus tos targėtus vienu metu kontroliuoti ir užkrauti informaciją arba per juos veikti visą planetą, visus žmonės ir toliau laikyti baimėje, toliau laikyti nežinioj, toliau laikyti karuose ir pandemijose ir taip toliau, ir taip toliau, taip toliau. Todėl ten ir yra tas karas, dėl to ten ir yra tas šurmulys. Ir čia kai kas mano, kad Trumpas yra auka Izraelio, jį ten įviliojo, aš manyčiau, kad iš dalies taip ir yra, bet reikia irgi lūgterti, neskubėti vertinti, kadangi aš manau, kad Amerikoje ir kongrese, Baltosiuose rūmose yra pratingų žmonių, mes ką tik kelis jūs įvardinom, viena tokių Ana Paulina Luna, kuri tyrinėja tos dalykus, ir kiti dar žmonės, kurie pakankamai atsakingi tą dalyką kūruoja ir neleidžia tiem procesam sustot. Tai va, tas vyksta ir dabar įsivaizduokim, kad vyksta didžiulis, ypatingai tas polarizacija, susiskaldimas, palaikomas per tas negatyvas technologijas, to reikia kuriam laikui, kad vyktų, bet tai jau įgauna tokį mažėjantį eksponentinį pobūdį ir mes pamažu pamatysim, kad keičiasi geopolitinis peizažas, nes ateis laikas ir jisai ne už kalnų, kad pradės dominuoti ta pozityvi širdies energija, kuri jungia, o ne skaido ir vienė, o ne greuna, kuri stato, o ne daro mus pažeidžiamus. Tai štai va, dėl ko viskas tas ir vyksta. Galim tuo tikėti, galim ne. Ir pastaruoju metu tikrai ir meditacinėse būsenose ateina tokia informacija ir žinia, kad reikia skleisti tą centruojančią širdies energiją, nebūtinai kovojant socialiniuose tinkluose, bet tiesiog pozityviai nuteikiant save vienijančiai, apjungiančiai, ieškančiai dialogo tarp įvairių nesutarančių pusių, ieškančiai sprendimų sunkiose situacijose, bet ne siekiančiai būti vienoje ar kitoje barikadų pusėje ir tą aštrumą dar skatint. Tai va to aštrumo tikrai nereikia, o reikia dabar tai, kas, o ta banga turi eiti tokia žalia, širdies energija, jungianti, vieninti, formuojanti tokia meilės aukščiausios agape, graikiškoji vadinama agape, ta meilės virpėsi. Tuo grindžiama ir yra tų civilizacijų ne invazija, bet supratimas, kad laikai keičiasi ir mes turbūt vieni neišsivalysim, turint omeny, kad Žemė pakankamai pažeista energetiškai neigiamų tų faktorių. Ir čia jau reiktų sutikti ir su mainstreaminė fizika ir tais mokslininkais, kuriuos aš kažkada labai daug citavau, Snuksa ir Panova, kad mes jau esam singuliarumo butelio kakliuke ir daug kas taip mato, kad jau dabar mes jau turim žiūrėti į tai, kas bus po singuliarumo, o po singuliarumo, kai mes išeisim, tai mes negalėsim būti kaip civilizacija tokia, kokia dabar. Mes norim ar nenorim, mes turėsim perėti į tą vadinamą pirmą plius, jau pakeliui į antrą įsivystimo stadiją pagal Kardašovo skalę. Ir
va tada mes būsim priversti įsivalyti taip, kad visi tie, kas skaido, greuna, pykstasi, kiršinasi ir visaip kitaip bando kontroliuot per skaldyk ir valdyk, bus nustumti į šoną arba pastatyti į savo vietą, o ta tokia aukšta, aukštos, aukštos vibracijos žalia spalva, kuri jungia, apvienė ir aukso pjūvio harmonijos, meilės, supratimo, empatijos. Va šitas, va, tas turi išeiti į pirmą planą ir tas turi pasidėti ant atsarginių solelio, kai natūraliai gamtos ar kosmoso ciklai vėl apsivers ir ta tamsa pradės vėl dominuoti. Taip visą laiką buvo, yra ir bus. Ir dabar ta tamsa per daug ilgai dominavo, todėl natūraliai visą laiką gamtoje taip yra, kad ateina tas šviesos ciklas. Jisai sunkus, tas butelio kakliukas, tas kelias per butelio kakliuką. Tai pakankamai sudėtinga, nelengva, kartais galvoji, kad galbūt jau nieko mes čia nepakeisim, čia kaip buvo, taip ir yra. Norisi nuleisti rankas ir nieko nedaryti. Tai dabar, kiek aš pakalbu su bendraminčiais, visi gauna panašiai tą tokį stimulą eiti ir daryti. Ir ne paprastai, bet per savo pavyzdį, per savo virpesį, kurį tai tu išspinduliuoji išorę kaip žmogus, užkrėsti kitą žmogų ir visą kitą likusią žmoniją, pradedant nuo šeimos narių, bendruomenės ir taip toliau. Ką mes ir toliau sėkmingai bandysim daryti. Na, šiandien tam kartui tiek. Jeigu jūs žiūrite šitą kanalą, nu, pažiūrėkite tą video iki galo. Nesustokit, va dabar pasižiūrėjau 10 minučių, po to vėl 10 minučių toliau, taip toliau. Geriau neatsidaryt, o palauk, kada turėsit laiko pažiūrėti nuo pradžios iki galo. Toliau būtinai rekomenduokit peržiūrėti šitą video ne atsitiktiniam žmonėm, kurie nelabai ir žino šitos tematikos, bet tiems, kurie jaučia, kad jie pritarė tam, kad jiem tai yra įdomu ir niekada nežiūrės šito video žmonės, kurie ten tiki mokslu, kurie yra tokie ale skeptikai ir panašiai, kurie tiki vieną partiją, vienu žodžiu, tiem nesiųskit. Ir dalinkite tik tai su tais, kurie yra bendraminčiai burbulo, arba netgi dabar peržiūrėkit viską iki galo. Jeigu nepatinka, tiesiog neuždarykit video, pritildykit garsą ir eikit kažkur tai kitur, jeigu nėra laiko, bet nestabdykit vidury arba pradžioje video. Taip pat dėkite savaime, aišku, patiktukus, prenumeruokit ir gal, aš manau, tikiu, kad pasieks mums tą kanalą išjudinti iš mirties taško ir dabar galbūt tas laikas, kad pradėsim kitaip galvoti ir kitaip dirbti. Aš vienu metu galvojau, kad reikia iš viso naują kanalą steigti, nes galbūt trukdo algoritmams senos temos, nes prieš, sakykim, 3-4 metus kalbėjom apie tą baisę lygą, kalbėjom apie dirbtinį intelektą. Dabar liktai mes nuo tų temų nuėjom ir pradėjom kalbėti apie ufologiją. Galbūt algoritmus kažkas tai trikdo ir tai neduoda eigos, nes norėtųsi susirasti tą tikslinę auditoriją, kuriai tikrai šitą temą rūpi ir nežarstyti kiauliam perlų, kurie ten pažiūri 5 pirmas minutės ir uždaro. Tai, na, norėčiau kažkaip tai užakcentuoti, kad tai yra ufologinis analitinis kanalas, kuris nagrinėja tokias temas kaip UAP, egzopolitika, sąmokslo teorijos ir panašius dalykus. Na, štai ir atėjo mūsų laidos pabaiga ir tada norėčiau su jumis atsisveikinti. Iki kito karto, mėly draugai, o kada kitą kartą susitiksim, tai jau, kaip sakoma, Dievas vienas tai žino. Iki.